Sveiki, aš išmanių ekspertas Karolis. Susipažinkime su LG G-Pad 8LT. Dėžutėje randu planšetinį kompiuterį, įkroviklį ir USB laidą. LG G-Pad 8LT kampai maloniai užapvalinti, todėl laikyti rankose jį patogu. Visas priekis pagamintas iš stiklo, o nugarėlė iš plastiko. Ji pakankamai minkšta, todėl neatrodo labai tvirtai, tačiau dėl savo minkštumo ji labai smagiai prilimpa prie rankų ir nei kiek neslysta. Mygtukai ir jungtis išdėstyti sumaniai. Viršuje prisijungia ausinės, šalimais microSD ir microSIM kortelių jungtis. Dešinėje įjungimo ir garso reguliavimo mygtukai, o apačioje microUSB jungtis. Galiu pagirti LG dėl sprendimo gaminti G-Pad 8LT su 8 colių strižainės ekranu. Vaizdo ekrane jau telpa daug, tačiau pats įrenginys vis dar yra kompaktiškas. Jį patogu nešiotis krepšyje ar kuprinėje. Ekranas be jokių iškraipimų atkuria spalvas, gerai matomas įvairiais kampais, tik ekrano raiška galėtų būti kiek didesnė. G-Pad 8LT baterija su savo užduotimi susitvarko pakankamai gerai. Aktyviau naudojantis turėtų išlaikyti dieną ar net dvi, naudojantis vidutiniškai ir ilgiau. G-Pad 8LT procesoriaus galingumo užtenka, kad jis veiktų sklandžiai ir be strigimų, net jeigu naudojuosi keliomis programėlėmis vienu metu. Užtenka jo ir jei sugalvoju pasimėgauti žaidimais. 3D žaidimų grafika netrodo taip įspūdingai, kaip galėtų, bet dauguma jų veikia tikrai sklandžiai. Beje, didesnis ekranas suteikia daugiau malonumo, nusprendus sužaisti su draugais ir artimaisiais kokį stalo tipo žaidimą. Šis planšetinis turi 16 GB vidinę atmintį, tai tikrai nemažas kiekis, bet jeigu prireiktų, atmintį galima praplėsti dar ir microSD kortele, taigi galite būti ramus, kad tikrai viskam užteks vietos. G-Pad 8LT įdiegta operacinė sistema Android. LG pasistengė, kad visas funkcijas būtų lengva pasiekti, galiu tik pagirti ir paprastą jų valdymą. Pavyzdžiui, nesunku prisitaikyti prie savo poreikių klaviatūrą, tai leidžia tikrai greitai ir sklandžiai rinkti tekstą. Man patinka, kad galiu lengvai padalinti ekraną ir vienu metu atlikinėti kelias užduotis. Taigi, naudoti šiuo planšetiniu tikrai patogu. G-Pad 8LT turi 5 megapikselių kamerą. Kaip ir daugumoje planšetinių, jie yra be blykstės. Tiesiog jie nėra skirti fotografavimui. Jie skirti darbui ir maloniam laisvalaikiui. Didesnis nei telefono ekranas leidžia daug patogiau atlikti daugybę užduočių. Turbūt nerasite patogesnių įrenginio elektroninių knygų skaitimui. Tiksli navigacija pasitarnaus keliaujant. Jais paprasta sukurti ir paredaguoti Word, Excel ir kitus dokumentus. Malonu klausytis muzikos, stereo garsu, na ir žinoma filmai, kur be būtumėte, juos žiūrėti vienas malonumas. O LG G-Pad 8 dar turi ir daugybę unikalių savybių. Pavyzdžiui, šis planšetinis palaiko 4G kartos internetą, tai leidžia mėgautis ypač greita naršymo patirtimi. Funkcija Kupė leidžia susijungti su telefonu, turinčiu operacinę sistemą Android ir visus įeinančius skambučius bei žinutes gauti tiesiai į planšetinę. Funkcija Remote leidžia nuotoliniu būdu valdyti televizorių ar vaizdo grotuvą. Tai labai patogu, nes nebereikia ieškoti pultelių. Taigi tiek dirbant, tiek pramogaujant, man nebereikia apsikrauti kitais įrenginiais. Pakanka vieno planšetinio. O man labiausiai patinkanti šio planšetinio kompiuterio funkcija – galimybė sukurti atskiras aplinkas keliems vartotojams. Pavyzdžiui, viena aplinka yra mano ir čia esančios asmeninės informacijos kiti vartotojai nematys. Kita aplinka, tarkim, skiriu vaikams ir jie galės pasinaudoti tik tomis programėlėmis, kuriomis leisiu. Mano išvada – LG G-Pad 8LT išties palengvina kasdienių užduočių atlikimą ir leidžia maloniau pramogauti. Jį rekomenduoju vertinantiems patogumą ir funkcionalumą, bei mėgstantiems daug keliauti.